Paryžiaus Quai Branly muziejuje prancūzų dizaineris Christianas Lacroix pristatė rytietiškų drabužių kolekciją. Šį kartą jis ne pats kūrė, o tik pristatė nesenstančią artimųjų rytų madą. Parodoje moteriškieji rytai pristatomi skirtingų šaknų drabužiai – iš Jordanijos, Palestinos ir net Libane rastas 1287-aisiais siūtas chalatas. Lacroix yra parodos meno direktorius. Ji džiugina senovinių drabužių įvairovė, kuriuos daugiausiai siuvo paprastos kaimo gyventojos. Mane sužavėjo meistriškumas, kultūros gelmių dirbiniai. Ši paroda man patiko tuo, kad dirbiniai individualūs. Kiekviena mergina tomis pačiomis formomis, spalvomis pasakoja savo istoriją, tarsi savo apsakymą. Luxury for me, something individual, because each girl, starting from the same shape, the same colors, they are telling their own story, like a little novel. Prancūzų dizaineris ne tik gyrė nesenstančias madas, bet ir pasmerkė šiuolaikinių drabužių homogenizavimą. Nothing changed till the last century, the 20th century. Iki pastarojo amžiaus niekas nesikeitė. Tik dėl globalizacijos, dėl religijos visa tai dingsta. Šimtmečius kurtos spalvos, siuviniai dingsta. Centuries of colors and of embroideries are suddenly vanishing. Paroda siekiama ne tik atspindėti artimųjų rytų grožį, bet ir mesti iššūkį šiuolaikinių artimųjų rytų moterų supratimui.